čia paslėpsim kitą dėžutę ir kad būtų jam šiek tiek sunkiau ją atrasti. Na ką, dėžutės yra paslėptos ir jeigu galvojat, kodėl aš sugalvojau tas užduotis jam padaryti, todėl kad jis kartais laiko save geresniu už mane, tad aš noriu jiems šiek tiek challenge padaryti. Tai tos 10 užduočių yra tikrai sunkios ir manau jam tikrai atvers akis ir jis pamatys, kaip iš tikrųjų yra nelengva žygiuoti. Kiek aš dabar žinau, jis yra pačiame filmavime ir aš norėsiu šiek tiek jį įsiterpti ir pristatyti jam tas užduotis. Tai sveiki žiūrovai, šiandien darysim žygį video. Žygį planuojam eiti po savo gimtadienį. Ir aišku, su 20 km nesusidarė, jeigu eiti pagal perimetrą, bet jeigu patį mišką bandant išnaršyti, tai manau, kad tikrai gausiais. Galim po biškį ruoštis ir Tadis atvažiuon. Nors Tadį nekviečiau. Jam baidum, kuns pasakys. Šiaip jeigu Tadis atent be žinios, tai jau nėra gera. Na, sveikas Kazy, senai nesimatėm. Kaip sekasi tau? Nu, sveiks Tadėl. Įdomu matytam čia. Žadėjau tavai siūlyti Tadėl, bet tu sakė kažkokių rekalų turi, tai nežinau, bet kažkaip matau aš tam čia atvažiavus. Tai kokią įvėją tam čia atnešė. Žiūrėk, aš atvykau čia, nes noriu tau šitą įteikti. Žinau, kad tu eisi šiandien žygį ir tavo žygis, kiek atsimenu, 20 km šiandien. Tai aš tau turiu 10 užduočių, kurias turėsi veikti. Norėčiau, kad tu jas išsitrauktum eidamas žygį kas 2 km. Norėčiau, kad pasimtum tik filmavimo įrangą, kurios tau prireiks, žinoma. Gerai, tad dėkui už tavo vizitą. Susimatysim tikriausiai, kai pabaig žygį. Nu ko, gerai, pradedam tu žygį. Šokam į darbinius drabužius, į profesinius. 11 valandų vyryt čia nėra labai gera, nes prie žyką jau užtrukau 3,5 kažkur valandos, 4 beveik, jau 10 km. Nu tai paimk, dabar bus kokiais 8 valandas. Paėmiau telefoną iš Tadeliaus, kažkoks šiandien nepatenkins. Gal gera, kad aš nematys vaizdain. Susitiksim, kai jau bus aprango. Esam savo aprango ir mes jau išjudam savas kelias. Dabar į po 11:15. Čia prasideda tas mūsų žygis 20 km. Sakė, kas 2 km palapėlį įstraukti. Nu gerai, nueisim 2 km ir žiūrėsim, konstantiniai paruošis. Ir sakė pasimti to iš kuprinį. Bet aš vis tik pasimiau tų filmavimų pasikrauti, jeigu reikės ant telefoną dar kažko. Ir pasimiau kiet mic, nes tas vars toks nepatink man, atrodo, kad gal arba lyt, arba labai stipriai vėspūs, tai su tom trumpom runkojom nenorėčiau peršalti. Tai va tiek iš tų daiktų įtarėm. Param kilometrus ir įveikts. Jau param kilometrą nuėjom. Einam dabar tiesiog pamiškinės. Nu ir praeitų perimetrą, pažiūrėt, kiek čia tiksliai tų kilometrų. Nu ir tada jau kelsimės į mišką. Matysim tų mišką apie to perimetrą, nes tinka apie jau palėtų pamišti, neblogas kanalas buvo, tai nebuvo mums planus įrašyti šiandien, kad Kazys maudysys. Bet dabar galime eiti toliau. Ir jau esam nuėję 1,8 km, tai neužilgą trauksim tų užduoti. O tai esam prie to, mes esam jau nuėtus 2 km, tai pabandom pasižiūrėti, kas čia ir kokį čia to užduoti reikia šimti. Kaip čia išsirinksim, aišku, gal pramaišyti biškį. Mesk monetą herbas plus 2 km žygį, skaičius -2. Tai va, ką man su pinigėlį ir įdėjus, aš nežinau, jums čia kažkaip fokusuon. Bet bandom mesti. Sugalvojant mani prisukti kilometražą. Nu, visai nesupyčiau už skaičių, kad -2 km nurašyti. Herbs ant mano rankas nusileido. Įsirašykit to dieną į kalendoriuką, pildo į žygios dieną.
Prieš 5 minučių užlipau į Sizifo kalną, dabar į Sizifo pakalnį. Man tas žygs realiai dabar prasidėjo jau 44 minutės, o jau 2 kils centas, bet kažkas pridėjo 2 kilometrus. Tai realiai esu nueisik tokiem 7 metrus per 40 minučių. Tai aš nežinau, jau atvidėjau reikės vadinti ne 20 km žygs, o 22. Kiek leitėnių blynų čia ir pridygė. Esam nuėjau 4 km lygę. Ir galim traukti jau kietą užduoti. Tikrai kažkur pastatyti jums, kad matytumėt. Galim įsitraukti dar vieną pėlį iš tos stebuklingos dėžutės. Slovėkėlį kažkaip. Papasakoju įdomiausią įvykį gimtinės miške. Matau šitą. Aš ne tik, kad papasakosiu, bet aš jau čia parodysiu. Ant buvo įdomus, bet įdomus blogai prasme. Prieš kažkur 8-9 metus aš tam pačiam miškį buvau pasiklydęs. Variau iš savo kaim tipo čia šitą. Galvojau, esu pro kokį maršrutą pares per mišką, pares tai jisai bus žymiai greičiau čia sugrįžti. Išėjau, aš pasiklydau tą miškį, išėjau, mane bradau laukon. Išvis, ten buvo dingęs, buvo telefonas išsikrojęs, dar turėjau tų XN, bet kitų kinti, tik paskambinti galėjau. Perėti, buvo lauka, aišku, matės galvojau, įlauksiu šias ir atrasiu aš to įėjom į šito gyvenvietį. Įlauks negalėjau nuėti, nes kanalas buvo pilnas tada dar tas laikas, tai irgi negalėjau pražengti. Tai žiaurė buvo, tad bais kaip man tai buvo gal kokį 13, gal 14, nedaugiau metų. Kaip dabar pagalvojus, kad eini per tus miškus o šitą, tai jokios baimes nebliekt, bet tada tai buvo pilnas kelnis laimis. Kaip buvo tada dar toks mažas, maniai tas vis miškas buvo kaip iš Harry Potter, tas uždraustas jis miškas, kad negalėjo įžengti ir vis bijojai. Dabar visai fainė būtų. Praėjo tas pačias kelias, kur aš jau kad pasiklydau. Jau artėjau link 6 km ir bandau šiek pabėgti prie to vietų, kur buvau priklydęs kažkada. Šiaip tik vieną dalyką nesuprantu, dėl ko mane tadis to nei vandens, nei maistą neleido pasiimti. 20 km čia be vandens. Ir ko veikti iš to, kur nežinau, atepimčiau ir daryčiau tokius dalykus. Vanduo. Parašysi vandenį. Ir koordinatis, kiek suprantu. Reikės pasižiūrėti, koronas čia veda. Gausiam vandens pagaliau atsigerti. Gerai, įsirašėm koordinatis, galim žiūrėti, kur tiesim. Jau. Ne, tikrai ne čia. Ne Švedijo. Vo, čia jau vitėm rūdį. Va, pasilaim, kad dabar žinom, kur vandens galėsim gauti. Aišku, dabar toliau esame kitą vietą, kur aš buvau priklydęs, pradėjau stovėti, tad bandysim tų vandens pasiimti. Man rodos, kad priejau aš to vietą, kur aš buvau priklydęs. Aišku, dabar jau ant žymė kitaip atrodo, per tiek metų jį pasikeitis. Nuo to, ko aš matau, kad čia ir kanalas, čia ir bois kanalas, bet kokį ir užtonk padaryti. Na, keist pamatyti būt tokių pačių vietų, kur prieš tiek metų buvau. Atėjau į tiekslį tų vietų, kur į tais pažymėjus. Tai jau šitą čia, nuo to tak aš matau, kad čia kažkokį skrinelį padėt. Nu taip, galim pažiūrėti, kas čia yra nusudu. Kovas pridėjai vandens. Tož, bet akmen, kur aš dėsiu tau smėlį ir akmenys. Į to išbateliu. Nereikia panikuoti, aš maždaug numanau, kad čia turiu omeny padėdams su. Esu matęs tai būt, kad iš tokių priemonių pasidaro tos vandens filtrus. Tu gali, kad ir pelkį vandenį įsipilti ant savo bus gerams, jeigu gerai, aišku, pasiruoši.
Tai koks dabar mūsų planas ir nuėti į pradinį tašką, kur pradžioje ten filmavau. Tam pamiškį mačiau, kad ir švaresnį pelkių vandens. Arba mes galime eiti arčiau, kur į tas kanalas čia, kur buvo pasiklydęs, bet ten tas vanduo neatrodo, kad ten būtų labai geras. Ko teks sustoti, nes jau esam 8 kilometrų, tai žiūrim, galim tupinti, žiūrim, ko dar galim nuveikti. Šliaužk 250 metrų. Aš Danį vandens neatsigėriau. Ant žmonių šliaužt leip. Nu gerai, kad dabar esam to teisiuojo, čia nebūsim kažkokie miškai, tai benio autopėjų bus nesunkiai šliaužti. Tai kol bandom to daryti, tai čia prasideda tas mūšlio užims. Bandysim iš čia pasisemti vandens ir pasidaryti išėnų gerimą. Gal tas vanduo neatrodo skaniausia, bet gal išės kažko išėnų padaryti. To iš to šitą gėrimą pavyko va tuo įkišuoti. Nu aišku, nėra pats jau čia švariausias, bet nu šim atrodo gražiau negu ten tas. Aišku, ant toks tamsesnis, nes tu 100% nu vis tik neišvalys to vandens, jau ant ir susmėlbė iš susimaišys. Ant dognai nusėdi. Čia normalus iš tikrųjų, blogiausia atveju tokia va tuoj gal gerti. Nu, kadangi vis tiek jau esam 10 km, tai galim to pačiu dar vieną užduotį išsitraukti. Nu ką, dabar šitą įsimašk, nu tai teisiai ir esam. Nu ir čia išlendam iš to mišką ir esam to teislinį parai. Jau šiek tiek nuvargs, jau tiek nemažai ir nuėt, bet dar liek veiklus. Galim traukti dar vieną štatėlį šitą progresuoti. Parodė gražiausią gamtinės vietą. Kokį bus lengva užduotis. Nuiku, esam 13 kilometrį. Pasakyčiau, kada 17, bet meluočiau tiek jum, tiek savai. Turėklą padaryti kitaip. Jeigu kyl klausim, kas čia ir, tai čia ir aš kiek suprantu, kaip šaltinis padaryts ir čia nu pastoja vanduo bėga. Sveikatą, ačiū. Nu, va, tai mes jau turim taip šaltinį. Pasisėm, gali gerti. Ir jau mes esam 14 km. Dar vienas lapėlis į mum kišenį. Eik 200 metrų atbulėms. Mūsų kelionė prasideda atbulėms. Šiaip kas gerai, jei kai atbulėm, kad niekad nereik žiūrėti, kas po kojam tave ir. Tai to ar tu savo klius. Ir esam jau 15 kilometrį, kas ir visai graž skaičiau. Keliauk užrištomis akimis 200 metrų. Nesudėtingas. Tik labai įdomu, kur aš nuėsiu užrištom akim. Kur čia? Čia esu. Bet dar į laukų kažkokių. 18 kilometrus. Traukam dar vieną. Kažkas geras, daug kažko įdomus. Kas čia yra? O Dieve, keliauk basomis 300 metrų. Nu teks bandyti, ko darysi. Gelbėkitės, kas gali dabar.
Bet džiaura, kai jis atsigavo tą išvadinų visko, dabar net visi iš tikrųjų. Esam jau tam kilnai 304 metrus. Sakyčiau, kad labai mažai ir belik. Aišku, dabar 20 kil, kas reiškia, turim vis traukti dar vieną užduotį, paskutinį, pagaliau. Yra reik traukti iš kišenį paskutinį lapą iš Slovikų. Daug obaliok čia visokių ir. Žodžiu, paskutinis lapas šito. Maistas gali ir anksčiau būti. Čia labai gera pabaiga uždaryti, dar ir pavalgyti. Pagal koordinaciją čia į to ir būti kažkur laukus. Čia... Ne. Čia nelabai, kur daugiau paslypsik tą pukai. Žuolį. Čia kažkur to vietą. Kažkas yra. Aha, klausyk. Žinai, ko nešamės dabar tų čemodaną į tų gražiųjų vietų, kur rodžiau, ten kur tas vanduo ir ten ir apžiūrėsim ir pavalgysim. Turim konservų elnienus. Nu, paragausim, nesragausim. Reišus respektu. Yra. Čia ir formelė. Reiks vantunas su elnien pasišildyti. Flint and Steel, kaip ant lietuviškai vadins. Pagaliau, ugnis. Tvam 2 kilometrai ir įveiks per 7 valandas. O nuėta buvo kiek ten 28608. Pamiršau nufilmuoti, tik tokia palgo pelę, kiek norėjau jėsti. Užtrukau gan nemažą su tuo įrankiu užkurtų ugnį, nes reikia iš tikrųjų ten pastangų ir kantrybės, nes iš to parmį bražemti neužsidegant. Dėkui, jeigu pražiūrėtų to video didelis ačiū, aš manau, kad man čia turėtų net rums gautis. Praėjau 20 km ir nuotaiks 8 iš 10, tikrai gerai jautus. Ir tikriausiai susitiksim kitam epizodui.